tikro tai Uberio vairuotojas sakė, tik nenuklyskit nuo pagrindinės gatvės. Vaikščiau tik pagrindiniai gatvė ir niekur nesukite. Ir turbūt visi suprantate, ne, kad rajonas nėra pats saugiausias. Į dešinę, sakė, štai tokia yra ta Miami Beach Drive. Ocean Drive gatvė. Jėzu, viskas, man reikėtų miegoti. Ocean Drive gatvė. Puliukai eina per kūną. Westwood. Gal viskai, žinai, užkandom, valgom, Una sola vez. Jeigu jūs galvojat, kad čia tik tai grafitis, tai jūs klystat. Westwood tai rajonas, kur grafičiai kainuoja va tokios sienos brangiau negu jūsų automobilis. Ar aš sakiau Westwood? Vinewood. Galima suklysti, kai Lietuvoje dabar yra 4-5 ryto. Šiaip tai čia šitie grafičiai yra tapę aukštąją madą ir menininkai laukia net eilėje. Stovi eilėje, kad galėtų pasireikšti ant tų sienų. Tikro tai Uberio vairuotojas sakė, tik nenuklyskit nuo pagrindinės gatvės. Vaikščiau tik pagrindiniai gatvė ir niekur nesukite. Ir turbūt visi suprantate, ne, kad rajonas nėra pats saugiausias. Į dešinę, sakė, aš neskiriu dešinės nuo kairės. Va. Tai čia atrodo jums kaip paprastas grafitis, o iš tikrųjų tai čia, žinokit, yra meno kūriniai ir menininkai, kad galėtų pasireikšti ant visų tų sienų, stovi net eilėse, kad galėtų šituos grafičius padaryti. Čia yra labai geras mums tas vairuotojas. Rekomendavo šitą barą, nes labai skanūs ir geri takai. Pilnai žandais, pamiršau nufilmuoti. Buritus tokius pasiėmėm, su vištiena, su jautiena. Tai su vištiena toks, ką žinau, bet su jautiena tai labai skanu. Su vištiena tai pupeliais, ryžiai, dar po ten pridėta žuvų makalinė. Su jautiena tai labai skanu. Pilnai žandukais. O eilė tai visada va tokia plaukia per greitai. Žodžiu, tie menai čia ant visų įmanomų susitikų namai kažkaip yra padabinti. Bet faktas yra tas, kad jie nėra čia taip labai ant ilgam. Labai dažnai keičiasi ir kiekvieną kartą, tarkim, grįžus į Miami, tu gali pamatyti tas gatves ir tos pasakytos visai kitokios. Jau kaip sakiau, net vairuotojas sakė, kad nenuklyskit iki kokias gatves, tai kaip pagrindinė. Ką man reikia
reikia pasakyti, I don't speak English. Ką nori išgirsti, kiek nori dainą ir paleisti. Wanna be the fashion singer? You wanna singer? No. You don't wanna? No. You feel like you wanna be just my model and it look like you? Let me just get that in your hands and it look like you singer. Ką jinai nori iš manęs? No, thank you. You don't understand English? She's pretty shy. Okay, don't worry. Vienu žodžiu apsimečiau, kad ne, čia karaoke tikriausiai apsimečiau, kad visiškai nesuprantu, ko jinai iš manęs nori, nes aš tiesiog nenorėjau dainuoti karaoke. Ir pasitaisau, va čia matosi, suklydau, kai sakiau Westwood, paskui kai Vinewood sakiau, iš tikrųjų tai yra Wynwood. Tai pasakoju toliau, kad vienu žodžiu šitas rajonas, sakė, nenuklyskit niekur toli iš šitos gatvės, nes yra nesaugu. Ir realiai kažkada tas rajonas visas buvo iki tiek nesaugus, kad čia bijau net policiją atvažiuoti. O dabar šita gatvė tapo aukštos mados tokiu centru, kur vat visokie tokie grafičio menininkai pasireiškia ir intensyviai nori pasireikšti, nes tai yra prestižas šitų sienų papiešti, kad, nu, būtent jų ranka, jų flakonais būtų nupieštos šitos sienos. Iš tikrųjų buvo čia ant tiek nesaugu, kad būdavo galima nuomoti čia pastatus, sandėlius, praktiškai užtemtus žolė. Oi, kaip čia gyvena gerai žmonės. Praktiškai užtemtus. Turėjau paspaust pauzę, nes žiauriai didelis triukšmas buvo. Tai vienu žodžiu vien tik dėl to, kad buvo nesaugu ir visi bijojo čia būti. Čia buvo galima, nu visi kampiukai, už kampiukai viskas apipiešta. Čia tai labai gražiai atrodo. Tai žodžiu, kadangi čia buvo taip žiauriai nesaugu, tai anksčiau būdavo čia pastatai, galima įsinuomoti praktiškai, nu taip vadinkim už centus. Labai nebrangiai viskas kainavo. O kai viskas apsiverti su visais šitais menais, tai ta gatvė tokia pasidarė prestižinė tokio vat meno gatve. Man pačiai savęs jau juokinga kažką tai pasakoju ir ant tiek miego noriu, tas jetlagas taip stipriai daužo, aš dar taip kažkaip galvojau dienos metu, kad oi, kaip čia gerai mane jetlagas neima, čia jau, nu, tarkim, 5 valandos vakarų, Lietuvoje 12, man čia nieks nesidaro, dabar kai pas mus yra 10 vakaro, Lietuvoje kiek? Nu, net nesuskaičiuoju. 5 ryto, ne? 5 ryto. Tai žinokit, tiek daužo jetlagas, kad pasakų jau nebeatsimenu, sakiau ar nesakiau, ką norėjau pasakyti, tai gali būti, kad kartojuosi. Nu va, ir vėl mintį net pamečiau. Bet žodžiu, dar ne viskas. Kadangi mes Miamyje pakankamai trumpai, tai labai viską norim pamatyti ir dar ne viskas, dar keliausim į naktinį Ocean Drive. Nes ten naktinis Ocean Drive yra kažkas tokio, tai norim pamatyti savo akimis. Ir aš jau jaučiu, kad aš likau viena. O Dieve, tikrai likau viena. O čia va tie takos, žinot, kokioje vietoje? NW 2ND Avenue. Parašysiu, kam įdomu, labai skanu. Wynwoode. Kardinaliai pasikeičia ta Ocean Drive gatvė naktį. Neoniniai šviesos ant kiekvieno pastato. Visas šitas neoninės šviesas sugalvojo degti ant pastatų didžiosios depresijos metais, kai Ameriką ištiko didžiulė krizė ir kad žmonėm nebūtų liūdna, jie nuo tada pradėjo va taip puošti šitos gatvės pastatus, kad tiesiog va fun būtų visiems.
Klasika, ne? Tai va štai tokia yra ta Miami Beach Drive. Ocean Drive gatvė. Jėzu, viskas, man reikia miegoti. Ocean Drive gatvė. Tai štai va tokia yra ta Ocean Drive gatvė. Spalvinga, šviečianti, garsi, muzikinga, linksma. O ką, man tai jau labanakti, žinokit, aš iš tikrųjų, nu jo. If you feeling like this, baby, bring it right back. Mommy, you know how to take my time. Come on, you don't wanna catch me right. Tell me you know how to read my mind. You say that's why I only wanna treat you kind. Kiss me younger than you holding you tight. Can I see that body rocking like how you do, babe? Nu ir nieko neatsilieka garsioji Versace vila. Taip pat šviečia neoniniam šviesom. Ir man atrodo vartai uždaryti. Gal jau nebedirba. Bet šviesos va tokios. Ne, vis tik dirba. Dame su boquita para yo poder besarle. Dame tus ojitos para que me pueda mirar. Dame. O mes eisim į šitą. Prašė ID visų parodyt, kad tikrai pilnamečiai būtume. Šitos apartamentuose baigėsi, keliaujam toliau. Va kiek mes turim lagaminų, o iki laivo dar daug laiko, tai paliksim saugojimui. Bandom jį. Palaukia, reikia dar 10 dirba. Atėjom ir kažkaip pabučiavom į rankeną, nieko nėra. Tai gerai, išduodu paslaptį, ką pamačiau mašinose kitaip negu visur kitur buvo. Kad priekyje neturi numerių. Visi numeriai yra, o pažiūrėkit, visi numeriai yra gale. Va. Žodžiu, nepavyko mums pasidėti lagaminų, nes nedirba, nors parašyta, kad dirba ir savaitgalis, bet nedirba, tai važiuosim į uostą pasilikti lagaminus gal kažkurasi, nors pagal Google Mapsus rodo, kad nedirba. Jei nedirba, tai kažką tai galvosim. Ir pasilikimas būtent čia šitiek lagaminų, kiek matėt, kainuoja $83. Va, mūsų laivas visų gražumu su šituo plauksim savaitę laiko po Karibų jūrą. Tai ChatGPT mums eilinį kartą padėjo. Padėjo ir atvažiavome į tokį viešbutį pasilikti ir dabar, nežinau, ar teisingai girdėjau, $2 už vieną krepšį. Tai mes tiesiog jau dabar makaluojus ėjime, tiesiog sutaupom žiauriai daug pinigų, jeigu aš teisingai nugirdau.
Va, kokio gražumo viešbutis. Mes pasinešim. Viešbutuko dydis belė koks. Ir tiek kvepalų, turbūt purškia. Čia taip įkvėpio pilna gerkvė kažkokio tai kvepalo. Čia gal iš kažkur, va, čia purškia, nežinau, bet taip kvėptelėjau. Nu va, nežinau, čia gal žiūrėkit, jeigu jums kada prireiktų, nesu tikra, išėjus į lauką dar. Čia gal pavadinimas to viešbučio. $2 už vieną lagaminą. Tai tas viešbutis vadinasi Intercontinental ir girdėjau vyrai šnekėjo, sako, Džono Viko viešbutis taip vadinosi. Mes kadangi turim taip labai durnai laiko, kad kažkokiu lankytinų vietų jau nebespėjam, o laiko sėdėti tiesiog uoste ir laukti nelabai norim gadinti, tai atvarėm į, kaip Europoje yra TK Maxas, tai mes eisim į TJ Maxą. Biškį pasišmutkiausim, kadangi tikrai Amerikoje šitos visos parduotuvės yra pigesnės negu Europoje. Taip, tik taip paklausėm, kaip čia rasti įeiti. Tai ant tiek paslaugų žmonės, ne tik, kad pasakė, bet paspaudė liftą, laukia, kad mums padėti. Va, kylam. Žiūrėk, suspaudys, sakys, gal čia jos visai iš kažkur tai. Va, lydi net iki pačio TJ Maxo. Man labai patinka tokie paslaugų žmonės. Aišku, čia gal ir nereikėjo, būtume pačios susiradę, bet tas paslaugumas, svetingumas visada labai patinka. Nu, einam pasišmutkiau truputį. Kai turiu nedaug laiko, man tai baisu į tą TK Maxą eit, kadangi čia tų šmutkių va belė kiek yra. Ir taip, žinot, ne taip kaip paprasto elementariai pardai, bet čia kaip skudurinė visi drabužiai skirtingi, jų daug ir visus kol apžiūrau, dar susimatuoju, oi, biškelį širpsto oda, nu bet varau. Tai žinokit, poprastis yra šitas TJ Maxas, nu visiškas. Radau vieną tokią suknelę ir daugiau nieko. Va taip jie atrodo. Žodžiu, nieko neapsipirkau, nieko gero gražaus naujo neturiu, viską, ką įsidėjau iš Lietuvos, teks tenkintis tuo. Nu ir pasitenkinsim, mažą ką. Išduokit, palikom po $2 už lagaminą, nereikia patiem net nešti ir net cukraus į mašiną personalas, nu, žiauriai fainai. Įeini laivą, čia visą pasaką mūsų. Ne, aš skaičiau, kad nuo 10 metų. Checking in? Yeah. Checking in like? Taip vyksta čekinas į laivą. Tokie pat sibukai. Patys be agentūrų susiradom tiesiog internete ir susakėm. Jeigu bus įdomu, galėsiu papasakoti, kaip viskas tas vyko. Va, žiūrėkit, laivas visas per langus. Ir čia čekinas, aš įsivaizduoju, kad bus kaip į lėktuvą. Visi jau peso kažkokį metę. Mum pro čia jau čia reikia. Dvylūnis. Daug ne. Pagal man reikės šedėti pro šitą mumeitą. Žagai. Daug ne.
Visiškai identiška lėktuvui. Va, limited to 750. Pagavo mūsų alų į biškį Jägermeisterį, viską atims. Va tai tau. Va, išgers pati vakare. Va, štai toks mūsų laivas yra ir tai skaitosi didžiausias laivas pasaulyje kruizinis. Nu va, gražus labai uostas. Ir jau viskas. Man atrodo, kad jau viskas, lipimas į laivą. Visiškai neturiu visiškai vienodai kaip tik rankovė čia. Tokia fainesnė, spalvinga, graži. Ups. Jau taip atostogos, o dabar kvepia visiškai atostogom. Nu ką, viskas? Lipam į jūrą. Labai spalvingas, tarp kitko, laivas. Labai gražus, bet labai spalvingas. Va, visas toks. Žinokit, tokie čiurpuliukai eina per kūną. Žiūrėkit, kaip čia gražiai kažkas, net dar nieko nežinau, kas kaip, kas su kuo, kas dėl ko, bet viskas nerealiai fainai. Nerealiai fainai. Tai, žodžiu, einam mes dabar pasižiūrėti savo kambarių. Bandysim įsikurti ir trali-vali festivalį.